Sveiki, esu paramedikė Ieva ir šiandien pašnekėsime apie tamponavimo tvarsčius. Yra vieni su hemostatinė medžiaga, kiti be. Su hemostatinė medžiaga bintas išmirkytas tokiose kaip miltelėse, kurie skatina kraujo krešėjimą ir stabdo kraujavimą. Be hemostatinės medžiagos bus tiesiog tiesioginis spaudimas į žaizdą, stengiantis sustabdyti masyvų kraujavimą. Pats pirmas dalykas, koks yra mums svarbiausias, kad tas tamponavimo tvarstis, nesvarbu ar hemostatinis ar nesuveiktų, tai yra visuomet tiesioginis spaudimas į žaizdą. Pats tamponavimo principas visada išlieka tas pats. Gražiai susidarinėjam guziukus ir išlaikant spaudimą vis tamponuojam. Atsiminkit, spaudimas turi būti labai didelis. Išlaikykit kuo stipresnį spaudimą ir niekada jo neatpalaiduokit. QuickLoad Combat Gauzas šito SAM 100 galima laikyti po 3 minutės, kadangi pats gamintojas yra parašęs laikyti 3 minutės. Be hemostatinės medžiagos priemonės visuomet ant pakelio įsitikinkit, ar nėra užrašyta laiką. Gamintojas visada nurodo, per kiek laiko jo priemonė suveiks. Jeigu laiko nerandat, laikom 10 minučių. Išlaikius 10 minučių neatleidinėjam, palengva atkeliam ranką ir pasižiūrim, ar žaizdoj neatsinaujina ir per jūsų bintus neįsisunkia kraujavimas. Jeigu nieks neįsisunkia, puikiai padirbėta, galim važiuoti toliau ir visą tą tamponavimą imobilizuoti.